Taip. Esam Ilgyje. Spėjau šiek tiek įsikurt, pasitikrint su diperiu dugną ir ką. Tai 2 taškus darysiu. Vieną po tą pusę link kranto šiek tiek ant 4 metrų su trupučiu gylio. Ten galvoju duot tik paletės ir cielus boilius. Šiek tiek užlikvidinau jas viską. Nedėsiu ten jokios grūdinės kultūros. Stambesnių pašarų bandysiu prisišaukti taip Ilgio karpį. O kitas taškas bus tas pats principas maždaug kaip ir vabaly. Grūdinė kultūra, kviečiai, kukurūzai, tigrinis, kanapė, plus peletės ir pjaustyti boiliukai, kaip visat. Žodžiu, pasirinkimo o ar bus kažkas iš to? Pamatysim. Taigi, einam mestis meškerės, šertis ir laukti pirmųjų kibimų. Tikiuosi jų bus, nes tai jau 3 kartas Ilgy ir dar neatsidaręs. Taigi, laikom už mane. Ščiurikus, hebra, palaikykit, kad nors vieną, daug neprašau. Prieš tai čia žmonės buvę gaudė visai neprastai, sakyčiau, kaip Ilgiui, 3 žuvis per 2 paras, 15 ir 2 po 17, tai vyrai respektėlis. Ir ką? Все, kaks kalbėtis, einam darbuotis. Kągi, artėja vakaras, neseniai vėl pasišėriau, persimečiau. Nežinau kaip jums, bet kai būna užmeti kokį porą metriukų iš šono, atrodo, nei ten, kur norėjai. Bus gerai. Ir po kiek laiko matai būtent ten, kur norėjai, rausimai ir galvoji, be reikalo. Tai vat, sektorius atgijo, nulijo. Dabar jau dar lengvai krapnoja, bet matęs rausimai ties viduriu. Maždaug ten yra pašerta. Žvejoju, kaip sakiau, netoli. Tai ant kokio 40 metrų, 38, taip maždaug. Į tą perkritimą. Ir ten irgi, kaip sakiau. Bet ten krašte kol kas nieko nematyti. Aišku, ten rečiau ir užeinu pažiūrėti. Per daug netriukšmauju prie vandens. O iš ten. Tikiuosi, kad pasiūlytos kombinacijos jiems patiks. Daugiau kam? Turėjau pirmą kibimą ir žuvį. Bet iš krašto. Bet buvo kuoja. Tik persimetus iškart, kibimėlis. Tokia pizdukėlis prarijo kažkaip. Tai va, žodžiu, neįsijungiam. Pirštą. Palaikom už mane, kad tie, kurie rausė, prisiraustų prie kablių. Kol kas tiek, laukiam toliau.
Labas rytas, rami naktelė, ramus rytas. Ne, jokio judesio naktis taip ir neatnešė. Iš vakaro gan gražiai atrodęs sektorius, rausimai, aktyvumas buvo gan greit nuplautas lietaus ir tas lietus truko gan ilgai. Tik naktį, nežinau, gal 1-2 nakties apstojo. Diena irgi lyg ir turėtų būti graži, saulėta, bet nežinau. Ar tai atneš kokių vaisių? Pamatysim. Liko dar kiek daugiau nei para. Ačiū Dievui, saulutė šildo. Nors tiek malonumo. Ir ką? Dirbsim, lauksim ir tikėsimės, kad ilgio dievai bus šįkart dosnūs. Neįsijunkit ir žiūrėsim. Kągi, atėjo ir šeštadienio vakaras. Paskutinis vakaras, paskutinė viltis. Ar jis suduš, sužinosim ryte. Šiandien buvo graži diena. Beveik visą dieną saulė švietė, vėjas. Dabar ežeras vėlgi nurimo. Atvyko kaimynai į kitą sektorių. Kol kas kažkokių žuvies aktyvumo nematyt, rausimų, smulkmė juda, bet rimto karpių pasirodymo kol kas nematyt. Pašėriau pirmą jau, dar jeigu duosiu, tai tik boilį su kobra, daugiau jau su raketu nebetriukšmausiu ir jeigu iki ryto dar pabandysim, tikiuosi sulaukti. Dar nors to vienintelio, tikiuosi, ilgis dvigubi, va taip susukti. Bandysim, nu ką. Toks ežeras visgi kol kas vienintelis Lietuvoje. Malonu čia ir pabūt. Punkt. Labas rytas, paskutinės akimirkos prie gražiojo ilgio. Deja, jo kaprizų nepavyko išspręsti iki galo, susitvarkyti su jais, bet ir tai, kaip sakant, trečias kartas turėjau bent kibimų, pagavau šamuką. Vakar dieną irgi turėjau tokį visišką bobino atleidimą, kirtau, tuo metu buvo nieko, bet lygiai taip pat kibo ir šamas naktį. Tai vat, ilgis vis dar neatidarytas, nors 17 sektorius ir tikrai, sakyčiau, neblogas. Žuvies buvo, bet daugiausia aktyvumo buvo tik atvykus tą dieną penktadienį prieš visus lietus, o visi lietai nuramino žuvį, kaip nekeista. Tai vat,
liko susipakuoti meškerės ir važiuoti į kitą žvejybą. Dėkit pirštą, prenumeruokit ir tikrai nepraleisit tuomet mano sekančios žvejybos. Šių nebuvo tokia sėkminga, ne visos jos būna pilnos trofėjų. Dabar važiuojam gaudyt trofėjų vėl. Taigi, ate, neišvyno, au revoir, ciao.